Treneri su pergale, gražiai apsirengę, galbūt ši apranga neša sėkmę? Na, galimai, Jaroslavų neklausiau, liepė užsidėjau, laimėjom, tai atsiprašau, Jarai, o taip tai jau, kažką reikėjo pakeičiau, tai labai džiaugiuosi už komandą, ypač už Dariušą su Burba. Dar smagiau yra, kokie nuostabūs mainai tarp Žalgirio ir Sūduvos įvyko. Mes jiem davėm Matulevičių, vakar laimėjo, dabar jie mums davė Dariušą su Burba, jie mums ištempė pergalę. Tai smagu, kaip tokie mainai vyksta, bet šiaip tai jau. Tos mano rūpužiaukus, aš juos myliu iki negaliu, kartais griežtas, kartais negeras, kartais šiknius aš jiem būnu, bet aš juos myliu ir kas nori, tegul ką nori, sako, jie yra mano, nežinau, vaikai ir taip toliau, kad ir su kai kuriais vienmečiai ir Žyva iš vis vyresnis, bet džiaugiuosi, kad jie išpildė tai, ką prašiau, per pertrauką paprašiau iš toli bent kartą pramušti. Burba ir įmušė, tai labai džiaugiuosi už tai, už juos ir kad, kaip sakyt, 2 turai liko, bet kova tęsiasi. Taip, toks akmenukas kaip ir nuriedėjo, bet aš sakiau ir komentuodamas, kad Sūduvai liko 3 finalai, tai sužaistas dar tik 1, dar 2 liko. Pagal tai, kaip klostosi pirmenybės. Sakykit, žinot jau rezultatą be abejo tiesioginių konkurentų, kad Džiugas laimėjo, ar turėjo įtakos ir nusiteikimo, ar nereikėjo jau papildomai motyvuoti? Ne, iš tikrųjų nereikėjo, nes, ta prasme, dar kaip rinkausi vaikinai, vakar treniruotė jau jų akys, kaip sakyt, degė ir šiandien, tikrai matėm gale per pridėtinį, kaip jie griuvo ant kamulio. Tai čia labai puikiai ir tą parodo, ant kiek jiem reiškia šiandien pergalė, o neįtakojo, mes ar taip turėjom eiti ir laimėti ir nesvarbu, kaip tenai sužais, kaip sakyt, turėjom per sezoną 36 rungtynės ir dabar kaip lieka gale, reikia patiems tą užpakalį išsitraukti, o ne prašyti kažkieno pagalbos. Taip, kartais gal kai kas padeda, kai kas nepadeda, bet ėjome motyvuoti, ėjome degančiom akim ir sakau, viskas taip pasirodė ir lika akim buvo matoma, ypač paskutiniu metu, kada 10 ir eina, nežinau, sakau, fantastiškai atidirbau. Kiekvienus, nežinau, kas išėjo, kas neišėjo, bet labai džiaugiuosi, visi malačiai atidirbau, kaip turi būti. Na, sezono pabaiga tokia, ypač apačioje, tai gaunasi antroji lentelės, net nežinau, ką apačią, ką viduriu laikyti. Gaunasi tokios savotiškos pjautinės. Kas manot, kokios savybės nulems, kas išliks lygoje, kam teks palikti? Net neįsivaizduoju, nežinau, charakteris gal, tas, nežinau, gal kieno tarp kojų didesni bus, daug aspektų bus, bet vis tiek kažkam dėja, kad ir kaip nesmagu, bet teks susitaikyti su tuo, kas lems, tai sakau, kas bent kruopelytę, bent 1% mažiau patikės tą dieną rungtynėse, nesvarbu, ar tai žais Džiugas, nežinau, prieš Transinvest, ar mes su Hegelman bent sekundai, bent vienas žaidėjas nepatikės, bet kurioje komandoje ir tai gali nulemti daug ir tai gali įtakoti tą čempionatą. Treneri, šiandien buvo priversti pripažinti varžovo pranašumą. Gavosi truputį 2 skirtingi kėliniai. Atrodė, kad pirmoji žaidimo dalyje kaip ir valdėt situaciją, gana neblogai išeidavote į ataką, daug aštrių momentų nebuvo, bet kas pasikeitė po pertraukos jūsų matymu? Iš tikrųjų, iš mano pusės, ką mačiau, tik įvartis pasikeitė rungtynių. Jo, mes turėjom kontrolę rungtynių, todėl varžovas šiandien nelabai norėjo žaisti futbolą, naudoja daug ilgų pardavimų ir kaip ir mes bandom juos ir pakvies, kad žaiskit, bet ir pabandom spausti ir nes prieš vieną momentą, kai spaudom, sugebėjom turėti turbūt gal geriausią progą, bet pasą nepavykom atlikti, kada ir būtų viena prie vartininkų.
Tai ir po to aš dar turėjau progą, tai aš sakysiu, kad mes progas turėjom pirmą kėlinį, buvo geras. Ir antrą kėlinį tas pats buvo, ilgas kamuolys, varžybų 2 įvartis smūgis iš toli, jos irgi skaičiuoja. Jeigu pataikė, niek negali pasakyti. Aš galiu ir pripažinti šiek tiek savo kaltą ten, todėl galvoju, kad žaidėjas, kur buvo to zona, galėjau apsiginti to žmogų, kur buvo arti. Ir aš nuėmiau jo apsaugą ir tada gavos, kad žaidėjas smūgavo laisvas. Bet jo, pataikė, ką darys, antras žaikušėtas, niek nepadarysim. Bet esmė žaidimų nebuvo kitoks antrą kėlinį, jos tas pats, jos gauna kamuolį. Jeigu pastebėjot, kuo greičiau stiprų, galima statyti ilgą pasą, bet iš tikrųjų mes žinojom, kad jos mušia kamuolį, tos zonos, pabandyti kuo greičiau kontrataką, gynėjas pabandom spaus, kad sužaist. Jos turėjo 3-2 vidurių zoną, vis tiek ilgą kamuolys daro. Tai automatiškai to žaidimų gavos tokie dvikovas, antras kamuolys. Ir aš manau, kad gal mes nebuvom pakankamai pasiruošę to žaidimų ir to vyrišką kovą, kur ir laidą mums turėti šiandien, tai gal mes to nebuvom pasiruošę iki galo. Supratom šiek tiek net per vėlai. O antrą kėlinį gal ir turėjom mažiau, bet kai padarom kitimus, pabandom šiek tiek paaištrinti žaidimų kitaip. Ir turėjom momentų prie vartų, turėjom 2 ar 3 momentus kamuolį ant linijos ten prie jos. Kartas užbaigimas, kartas aišku patirtis to mūsų žaidėjas, kur turėjau tos situacijas užbaigti. Bet aplamai aš galiu pasakyti, kad gal varžovų daugiau buvo pasiruošęs tokią fizinę kovą negu mes. Na, varžovai aišku ir situacija gal truputį sunkesnė turnyrinė prasme negu jūsų, nes jiem tai ir paskutinės rungtynės namuose, o jūsų laukia 2 rungtynės Gargžduose. Smagiau baigti čempionatą prie savų tribūnų, be abejo turbūt. Taip, jos baigė prie savo žiūrovų, tai žinojom, kad aišku bus sunku. Ir nereikia pamiršti, Sūduva ir biudžetą didesnis už mūsų, ir turi gerus žaidėjus. Nereikia pamiršti, kad ir buvo žaidėjas, kur gal mes irgi gal ir norėjom matyti pas savo, bet dėl to, kad Sūduva geresnis algas pasiūlė negu mes, tai atsirado čia. Tai yra kokia yra situacija, čia mes nevarkam dėl to. Geras žaidėjas, tikrai nustebino gal šiek tiek jos žaidimų šiandien, bet suprantama, jos paskutinę vietą stovi, tai jiems reikia labai daug tos taškus. Tai ir pasirinko tokią strategiją, kad galėtų laimėti rungtynių. Tai šaunuoliai Sūduvos, sveikinu su pergalė ir nieko negalima pasakyti apie to. O dėl mūsų varžybų namuose, tai aišku, geriau baigti sezoną namuose negu išvykų. Tai aš džiaugiuosi, kad šitą sezoną galėsim to padaryti. Ar nestebina, čia kalbant ne tik apie šiandienos rungtynes, kad šiandien, pavyzdžiui, laimėjo ir Džiugas, komandos esančios žemiau pradėjo rinkti taškus, su kuo tai sietumėt? Galbūt kai kas motyvacijos jau kai kam neužtenka, o kai kam kaip tik, liaudiškai tariant, užpakalis dega. Suprantu jūsų klausimą. Pirma, motyvacija pas mūsų, nemanau, kad šiandien trūko, todėl mes tikrai bėgom, mes kovojam. Kaip sakau, gal nebuvom pasiruošę to virš limitų dar kovok, todėl tikrai buvo situacijos, kur gal galėjo būti kitaip sprendžiama, bet yra kaip yra. Tai aš manau, kad mes nebuvom pasiruošę tiek daug to fizinę kovą ir žiūrint į mūsų komandą, tikrai mažą ūgį komanda buvo šiandien, tai automatiškai mes turėjom daug reikalų su tos situacijos, tiek pirmas, tiek antras kamuolis, mes pralaimėjom nemažai tos 2 kovos. O kalbėti apie to, aš jau sakau, jau prieš gal 6 turi ar 5 turi. Mes buvom šitą situaciją prieš sezonas su Banga. Kai ateini į galą sezoną, paskutinius 7 turus normaliai, pradeda rinkti daugiau taškų komandos, kur apačio lentelė. Ir aišku, yra kas stovi pirmas, antrą, trečią vietą, tos vietos, aišku, šitą sezoną tos vietos, apart pirmą, šiek tiek, negalima sakyti, kad tokie stipriai eina. Visi šlubojo ten ir matos, kad gali atimti taškas iš bet kas. Motyvacija gal netrūksta, bet prie reikalų, kur daugiau vienas reikia negu kitas, gal atsirado to skirtumą, kur po to nulėmė to baigtis rungtynių, bet tikrai netrūko motyvacijos pas mus, mes labai norėjom laimėti. Tai linkiu sėkmingos sezono pabaigos prie savų žiūrovų. Ačiū labai ir padėkoti žiūrovai, kur atvažiavo į rungtynių. Dabar tikėsim gal padžiuginti namuose geresnį rezultatą.